Aš manau, kad labai man patiko formatas šios konferencijos, labai koncentruota, aiški ir kuo ta konferencija buvo gera, tai kad buvo sugebėta kartu teoriją ir praktiką susijęti labai. Tai nedažnai būna, ypač dalyvaujant, kai mes sakom, praktikams, kažkaip šiaip labai gerai, man atrodo, pavyko. Ir gal dėl to, kad sritis žalioji architektūra yra tokia artima daugelį žmonių, ta teorija ir praktika labai susilieja ir aš manau tikrai labai naudinga ir gaila, kad šią galimybę pasinaudojo per mažai lankytojų šios parodos. O kodėl manot, kodėl taip yra? Kodėl žmonėms nėra įdomu, tarkim, ar jie tiesiog neinformuoti apie tai, kas vyko? O čia aš negalėčiau, sakyčiau, marketingo specialistų reiktų paklausti, bet man atrodo, tiesiog mes bėgam, skubam, visi užimti, visi turim savo kažkokius klausimus spręsti, o tie, kurie yra pakankamai bendri visiems, jie lieka neaptarti, nepažiūrėti. Kad ir čia išeitumėt į kitą patalpą, pamatytumėt verda gyvenimas, vieni langus siūlo, kiti visi ieškotojai vaikšto, bet tokio, o atėjau į ten ir radau žalią architektūrą, didžiulė paroda žaliosios architektūros, kad pajusti viską kartu. Man atrodo, to šiek tiek gal šitose parodose trūka tokio apjungiančio. Aš labai smarkiai negalėčiau komentuoti dėl to, kad ne viskas visas 3 dienas buvo, bet taip, man atrodo, visada šitose parodose, kurias lankau seniai, pritrūksta tokio jungiančio elemento, liktai kiekvienas padrikai šiek tiek savais dalykais užsiima. O žalioji architektūra reikalauja kaip tik koncentruoti visas sritis, visas statybos architektūros sritis į vieną. Labai dėkui.